Taip, taip. Nereikia šluot, nes niekad mes nešluojam ir tiesiog su koja ten pastumt po spintelę gerai. Greit, nes jau turi ateit. Jau turi ateit žmogus, tai susitvarkyk greitai. Greit. Turi suspėti, negali sakyti, kad nespėjai, sakau, nereik šluot, neim šluotos, va taip, čiukš ir viskas. Taip. Turim laukti žmogaus, nes pirmas per mėnesį žmogus ateina, tai turim greit priimti ir viskas, sutvarkysim, apkapysim. Ir galėsim paleisti ir, žodžiu, visų pinigėlių sumokės ir man bus mėnesio atlyginimas. Taip. Gerai, taip. Net nereikia žiūrėti į sąrašą, nes nėra sąrašo, tik tai vienas žmogus. Sveiki, atėjot, nemačiau. Gerai, labai puiku, kad atėjot. Tai ką, apsikirpt norėjot? Taip. Nu, gal nesupratot juoko, bet pajuokaut norėjau. Gerai, tai taip, va čia reikės iš karto, kad pasirašytumėt jūs ant šitos knygelės, va čia pasirašykite iš karto, kad sutinkate susimokėti, gerai? Va čia iš karto. Kodėl reikia? Todėl, kad, žinot, būna pas mus, čia toks kaip garantija būtų dalykas, nes pas mus ateina žmonės ir jie sako, man nelabai patiko, kaip čia jūs apkirpat. Žinot, kad tokie ponai pasikėlė visokie. Tai sako, man nelabai patiko, kaip jūs čia apkirpo, tai aš nenoriu mokėti. Tai žinot, mes tokią garantiją pasidarėm, kad žodžiu, žmogus sumokėtų iš karto. Tai va, tai nebūtinai iš karto, bet kad jau garantuotai žinotume, kad jūs tikrai sumokėsit. Tai va, aš čia nubrėžiu va čia tokį langutį jum. Jo, mes neturim jokių atsispausinę formų, tiesiog į paprastą sąsiuvinuką, taip va, čia va, pasirašykit, prašau. Taip. Gerai, labai ačiū. Ir, tai viskas, tai galime tada ir pradėti, aišku, ką mes čia lauksim. Taip, šiaip iš tiesų tai reikia palaukti, jeigu reikia palaukti dar truputėlį tvarkos, tai taip, visų pirma galim pakalbėti tada, ką jūs čia atėjot pasidaryti. Pasikirpti, plaukučius, kaip čia ką. Taip, atėjot pasikirpti plaukučius, gerai. O paprastu stilių, ar norit bliuduku, dabar va, jau išėjo iš mados bliudukas, bet galima ir sugrąžinti irgi. Ne, bliuduku nenori, taip? Gerai. Tai tada gal išsimatuokim jūsų plaukų ilgį, kiek jūs čia norit, sakot, apsikirpt. Va čia žiūrėkit, tiek yra 10 cm, va tiek va. O tiek būtų aš ant savo plaukų parodysiu, 10 cm. O tiek va. Va tiek, labai nedaug, ne? Galim laisvai tiek nukirpti. Daugiau norit, gerai. Dabar ko? Bet žinot, aš iš pat pradžių kerpu mažiau. Ir paskui dailinu, nes, žinot, ne visą laiką taip gražiai iš pirmo karto taip tiesiai nusikerpa, tai tiesiog paskui dailinu ir gerai, tai galim tada, jau susitvarkę, prašau, galite prisėsti į šitą kėdutę. Gerai. Ir, gal visų pirma, pabandysiu kirpti, gerai, kaip čia jums čia padaryti. Žinot, kažkaip čia truputėlį veliasi, man atrodo, reikia paškuoti plaukus.
čia jūs pirmas su šitom šukom šukuojatės, negalvokit niekaip kitaip. Tik tai vat, dabar šukuoju. Vis tiek kažkaip vėlėsi čia pas jūs. Kas čia? Nu kažkokia įsivėlus gumytė yra pas jūs, tai dėl to čia taip ir sunkiai šukuojasi. Tai kitą kartą pasižiūrėkit, kad nebūtų nieko plaukuose prieš ateinant. Nu, bet nieko, aš galiu sutvarkyti ir tam čia yra tiek, kad iššukuotume plaukus jūsų. Gerai. Negali būt, kad skauda galva. Ne, čia labai švelnuoti šepetukas, va. Nežinau, labai. Pats švelniausias čia naujus užsisakėm, žinokit, tokius, tai čia priprasit, dabar tokia nauja mada yra šitai. Tai žinokit, jeigu dar nematėt, mes čia atsinaujinę labai, gal kitur taip stipriai net neatsinaujinę, kaip čia pas mus mes atsinaujinę esam. Gerai. Tvarkoj. Tai atrodo jau geriau. Gerai, dar aš jums noriu pabaigt trumpinti plaukus, va. Taip. Dar grifką gal nukerpam, gerai? Ai, nenoriu. Nu, jau žinokit, jau pusę nukirpau. Atsiprašau, reikia dabar ir kitą nukirpti. Bet aš žinok, manau, kad labai jums gerai tiks, tai viskas gerai. Žodžiu, atsipalaiduokit, jūs esat profesionalo rankose, taip kad viskas bus gerai. Gerai. Taip, tai va kaip ir sakiau, dabar reikia biškiuką palyginti čia. Dabar pradėti lyginti reikia. Taip, Marytė, ateik, palaikyk man čepetį, gali pašukuot kartu, nes aš tik rankų neturiu. Gali, va? Jo, tu šukuok, žinok. Ir tada, kai tu pašukuosi, aš tada pakirpsiu. Gerai, aš manau, kad labai gerai. Čia viskas yra. Žinai, taip priauginami nagai, man taip krenta. Tik atrodo sušlapink. Vieną pacientą jau įdėk galvą praplauk. Galvos jums neišplojom. Nu, einam dabar paplausim. Praplausim dabar jums plaukus. Tai va, tai žinot, ką sakiau, pamiršau, ką sakiau. Tai va, tai vieną žmogų jau plaukus praplauk, jau žiūrėk krenta tie priauginti nagai, žinokit. Tokios problemos dirbant kirpėjų. Gerai, einam jums praplausim plaukus. Taip, aš parašiau jums 2 galimus variantus, galite įsirinkti. Man visą patinka, kai aš ateinu į kirpyklą ir būna variantų pasirinkimai, kad galiu pasirinkti kokį noriu. Tai va, turim tokį specialų, ypatingą šampūną. Va, jisai yra Pierre Cardin iš Paryžiaus, Paris. Iš Paryžiaus šampūnas atsivežtas. Buvau ten mokymuose, tai žodžiu sakė vienas iš tobuliausių šampūnų, su kuriuo galima plauti plaukus klientui. Va, galiu visų pirma duoti pauostyti. Taip, labai gražiai išvipu ir tuo pačiu ir gaunasi kaip ir skambutis. Tai va, tai čia toksai.
Galiu trumpai paskaityti jos sudėtį, kas yra, arba aprašymą. Gal paskaitysiu aprašymą. Pierre Cardin plaukų šampūnas puikiai tinka kasdieniam naudojimui, bet aišku, ne visi sau leidžia kasdieną jį naudot. Ir visų tipų plaukam tinka. Tai universalus, aišku, taigi mes kirpykloje remam pagrindę universalius produktus. Speciali formulė efektyviai ir švelniai išplauna plaukus, suteikia jam šilko ir švelnumo pojūtį. Pajuskite plaukų gyvybingumą kartu su maloniu kvapu. Ir naudojimą čia aš jau turiu skaityti, žodžiu, tai jums tiek paskaičiau. Gerai, tai jeigu ar tinka šitas? Nesusigundėt. Na, tai žinokit, tada turiu kitą variantą, ūkišką muilą ir viskas. Ir imam kaip senais gerais laikais ir plauname su juo. Puikiai tinka, galiu parodyti. Skalbiniam. Čia skalbiniam puikiai tinka, dėmėm išplaut. Ir rankytėm. Tai žodžiu, rankytėm, kojytėm, plaukučiam, kaip sakoma, viskam viename. Tai jeigu norit, tai šitą gali. Supratau, gerai. Vis dėlto pirmas variantas, ane, labiau patiko. Nu gerai, aišku, tvarkoj. Nu va, sakau, tik prisiliesk prie plaukų su vandeniu, iš karto tie nagai krenta. Nu, žinokit, tikrai nežinau, kaip man čia su tokiais nagais dirbti reikia. Žinokit, sunkus reikalas, labai sunkus reikalas. Gerai, ir dabar, nu tai va, dabar šiltas oras, tai manau, kad mums nereik džiovint plaukų, tuo labiau džiovinimas kengia, kaip visur rašo. Tai va, tai aš juos jums taip pasklaidau tik taip. Va taip visaip, čiuk, va taip. Ir noriu dar patepti jums kremo plaukų. Plaukų kremą noriu patepti, kad rūpintųsi jūsų plaukais. Kremas, žinot. Daug nenaudosim, nes jau labai daug reikia. Nu tai va, ir ką dar čia daugiau pasakyti. Galim pašukuoti dar plaukučius, kad išeitumėt nesusivėlę. Tai va, tai panaudosim šukeles tokias. Nu va, veidroduko jums reikia, pasižiūrėti. Žinokit, neturėsim veidroduko. Buvau patikrint sugedo paskutinis veidrodėlis, tai pasitikėkit mano akimis. Žodžiu, grįžit namo pasižiūrėsit. Per miestą jums reikės eiti. Nu tai gerai, tvarkoju, viskas, žinokit, puikiai atrodot, viskas gerai. Tai dabar pinigėliai. Taip, prie pinigėlių reikalų. Aišku, kaip ir jau pasirašė, tai jau reikia mokėti. Tai iš jūsų bus šiandien
šiandien už šį vizitą iš jūsų bus 120 eurų. Čia ne per daug, žinokit, mes kiek visko darėm. Plaukus plovėm, kirpom, ėmėm kažkokią čia jūsų gumytės dar iš plaukų. Matavom suliniuoti, kiek reikia nukirpti. Žinot, visas darbas kainuoja normalu. Tai žinokit, 120 eurų ir ne kitaip reikia dabar paduoti, nes jau pasirašėte. Va, tuoj parodysiu, pasirašėte jūs čia va į tą langelį ir viskas dabar 120 eurų. Iš jūsų, prašau. Nieko čia nereikia sakyti, kad per brangu. Mums irgi reikia išgyventi, vaikus augint, maistą pirkt, valgyt, o ką jūs galvojat? Nu, visi dabar turi išgyventi šiais laikais. Gerai, tai tada galit jau neužsigaišt laiko, visi darbų turim, tai mes jau be to kito kliento laukiam labai, tai viso geriausio, tada gražios dienelės.